Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu žmonės. Šiandien atsakysiu šitam žmogui į kelis jo klausimus. Tai žodžiu, kas yra islamo dilema, paaiškink islamo dilemą. Tai mes kaip musulmonai, mes tikim, kad Tora Evangelija buvo apreikšta Dievo. Bet tikim, kad žmonės jas ar suklastojo, ar pakeitė, arba netaip interpretavo. Ir tiek žinių, o Koranas, tikim, kad Koranas jau galutinis Dievo žodis, kaip ir išaiškinantis tuos visus nesutarimus tarp judėjų, tarp krikščionių. Jau kaip ir galutinis Dievo žodis. Toliau dėl Jėzaus ir dėl pranašo Muhammad sallallahu alaihi wasallam paskutinių žodžių. Tai mes tikim, kad Jėzus nebuvo nukryžiuotas, kad Allahas pasiėmė jį atgal į dangų ir jisai yra gyvas. Tai mes tikim šiuo dalyku. O dėl pranašo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tai sakė, kad malda, kad nepraleisdinėkit maldų, nes kaip malda, kaip padaro žmogų tikinčių, nes jeigu žmogus atsisako maldų, tai jau jisai pagal kai kuriuos mokslininkus tai jau kaip ir visai netinkintis patampa. Tai žodžiu. Tai va to dėl maldų vertimo ir dėl ko maldos geriau užsiskaito tam tikrose vietose. Tai čia nes Dievas nustatė tokią tvarką, kad pavyzdžiui Kabai maldos ten 100 000 kartų, man atrodo, galingesnės. Tai dėl to net yra piligriminė kelionė, kad visiems rekomenduojama ten nuvykti ir patirti tą visą reikalą bent kartą gyvenime. Nes tai yra vienas iš islamo stulpų, jau kaip ir privaloma, jeigu yra galimybė. Toliau pranašom sallallahu alaihi wasallam mečetė. Joje irgi 1000 kartų atlygis didesnis už maldas. Tai po to, pavyzdžiui, paprasto mečetė irgi su bendruomenė melstis, man atrodo, 27 kartus yra geriau negu vienam ten namie. Arba dviese, jeigu meldiesi, irgi daug geriau negu vienam melstis. Tai nežinau čia, kodėl taip Dievas nustatė, nes, pavyzdžiui, ten, kur nešvaru, iš viso negalima melstis. Turbūt net neužsiskaito malda, jeigu ten žodžiu. Tai va toks dalykas. O dėl maldų vertimų, tai, pavyzdžiui, Allahu Akbar reiškia Dievas yra didis, tai kaip pradžioj maldos pakeliamos rankos. Allahu Akbar sakoma, po to Autu billahi mine šeitani rajim, čia tokia kaip papildoma maldų dua, reiškia aš ieškau prieglobsčio pas Dievą nuo šėtono prakeiktojo ar kažkas tokio. Tai šita dua, pavyzdžiui, jeigu jauti, kad traukia link, tarkim, kokių blogų dalykų ar ten, tarkim, priklausomybių kokių ar kažką tokio, tai pasakai šią duą. Ir kaip ir turi padėti lengviau būti atsispirti tiem dalykam. Tai šitą duą sakom prieš maldą. Po to sakom Bismillahirrahmanirrahim. Tai čia reiškia vardan Dievo maloningojo, gailestingojo. Ir deklamuojama sura Al-Fatiha kiekvienoje maldoje, nes pirma Korano sura ir be jos malda net neužsiskaito. Tai
vertimas būtų toks: garbė Alachui, pasaulių valdovui, maloningajam, gailestingajam, teismo dienos valdovui. Tik tave mes vieną garbiname ir tik tavęs prašome pagalbos. Vesk mus tiesiu keliu tų, kuriuos apdovanojai malonėmis, bet ne keliu tų, kurie užsitraukė tavo nemalonę, ir ne tų, kurie paklydo. Tai čia pirma Korano sura ir jinai pati kaip ir svarbiausia maldos dalis. O toliau viename maldos rakate, tam cikle, deklamuojama viena va šita sura Al-Fatiha ir bet kokia Korano, iš Korano knygos kokia eilutė. Tai ten visokių gali būti, ten kur nuo magijos apsaugos prašoma arba nuo pavyduolių ar taip toliau. Tai žodžiu, maždaug taip. O šiaip dėl maldų tai reikėtų atskirą video padaryti, kad jau viską išverst detaliai.